Bet niekada nebuvo žmogaus, kuris būtų autoritetas ir pavyzdys. Ir aš, kai neturėjau to žmogaus, aš kažkaip labai įsikabinau į YouTube. Pradėjau ieškoti ir domėtis, matyt, gal nesąmoningai, kaip vaikas. Norėjau pradėti ieškoti ir žiūrėti, kas čia galėtų būti tas mano autoritetas. Ir atitinkamai, tu nežiūri kažkuri vidutinybė, bet kurį žmogų seka tas, kas blizga, ar ne, ten didesnis automobilis, sėkmingas vyras su kostiumu. Ir aš pradėjau tokius žmonės sekti, kur ten nesumokiama sėkmė, ten milijonai, milijardai, Bentley, ten Phantomai, visokie automobiliai. Bet mane žavėjo turbūt labiausiai ne tai, mane žavėjo labiausiai ta informacija, kurie jie dalinasi. Nes aš augau miestelį šalia Šiaulių, Kuršėnuose, ten pagrindinis laikotarpis, kur aš augau, turėjau įvairių draugų ir panašiai, ir daugiausiai matydavau tokių paprastų žmonių, sakykime, ar ne, darbuotojų tos klasės ir panašiai, o tenais matydavau tos sėkmingus žmonės, pasitempusius, kalbančius apie pardavimus, kalbančius apie verslą, kalbančius apie psichologiją ir panašiai. Tai ten turbūt ir buvo tas mano pagrindinis raktas, kuris mane atskyrė nuo tuometinės aplinkos ir man padėjo, nežinau, čia į gerą nueiti ar į blogą, čia kiekvienas savo vertinimą turi, bet gal atsiskirti ir tapti šiek tiek kitokiu.